Nu, mano perkraustymas neįvyka be nuostolių. Šitame akvariume, kur yra vien tik tais patinai krevečių. Galaxy jaunimas. Po pervežimą, kadangi be grunta. Ir pasilikau savo tik 7 koridorus. Atsirinkęs, kai jau supratau, kur yra panas, o kur yra pacanai. Pasilikau 4 panas ateičiai ir jie gyvens dideliam akvariume, kuris dar nepasodintas. Čia yra Galaxy paaugliai, kuriuos kažkas jau turėtų pasiimti. Ir va čia turėjau krevečių kritimą ir turėjau gana daug iškritusių krevečių pirmą naktį, nes nebuvo šviesos, viskas susijudina. Šitam akvariume krita pigmis, mačiau vienas. Vežant, bet šitą vežiau neišrautais augalais. Va tiek, pasilikau vandens, šitos 2, abudu. Ir čia buvo didelė šaka ir labai dumblėta. Tai tą šaką įmečiau va čia, ji man per didelė. Čia dabar yra daug mamyčių ir viskas kol kas nesusodinta. Ateinančių poros dienų darbas. Sodinti augalus. Bet, vat, best akvariumukai. Tas su švariais ir tas nuvežęs rizikingai, va, porą augalų įsirovė. Bet viskas iš esmės gerai. Ai, va, būsiu šaka guli ant šoną. Bet iš esmės viskas ok. Bet tas akvariumas buvo pradėjęs per daug dumblėti, dabar pakeičiau vandenį. Pigmėjai ten plaukėjo, vat kai pasiėmiau telefoną, dar plaukėjo, o kai pamatė judant, dinga. Nu va, to koridoriukai paletos sukai, aš jų nenaršinsiu, bet jau kai pašėriau mačiau, kad pora duodasi, nori neršti. Bet, nu, aš kol kas nerinksiu, bet patelio su patinu duodas, jeigu kada nors ateityje sugalvosiu. Nors man per didelis žuvis, bet jie yra geri dugno sanitarai. Dėl to aš juos laikau. Ir dideliam 157 ar 220 akvariume 7 yra gerai. Sako, kad būrys prasideda būrinių žuvų nuo 6, aš sakyčiau, kad nuo 7. Va, vienam Galaxy negerai buvo, irgi pervežimas, šitas, vat pradėjo timčiai, pim, čia kažkas su pūslė atsitinka. Kažkas, nežinau tiksliai, tai jis iškeliaus, bet dabar neliesiu. Kai į šviesą įjungiau, prasidėjo perlingas, viskas, žuvis baigė įkvėpinėti, orai, taip toliau. Nu tai vat, tas pavyko, mailinykė jau šviesą išsijungė. Tai, nu, tai užtruka. Viskas kitus, o šito peleka dyglys nusilaužė šitos mergaitės. Nu gerai, viena bus be viršutinės dyglys, matyt vežant kažkur tai. Šita. Bet trauma tai neliga. Nieko tokio. Bus atžymėta. O kita ieško vietos, kur padėti krus. Oi, berna šalia duodas. O čia labai gražiai. Apačioj mamytė, viršuj pacanas. Pakeičiau dabar vandens. Tai jie durniuoja. Viskas. Po ilgą laiką. Čia, aišku, bus gruntas, viskas. Ta prasme, čia yra 29 litrų akvariumukas. Jis yra mažas šitam kiekiui. Bet dabar, kol susadins didelis, jie pagyvens čia. O paskui čia sukeliaus krevetės. Va, pigmi pasirodė iš augalų. Aha, tik prikišau ranką ir dingau. Ai, ten yra gale. Va.